Lietuvos balse prasidėjo dvikovo etapai. Žiūrim, kaip sekėsi pirmosios duetų laidos dalyviams. Kas yra blogai? Suknelė netiko, kas atsitiko? Ne, viskas tiko, aš įtilpsiu ją. Ką dėl televizijos dariau? Plaukus susigarbanojau, pasipuošiau labai. Tavo plaukai ir tai garbanoti, visi žino. Nesvarbu. Su priešininkė vienam bute miegojo dėl televizijos. Įbėriau ricinos, bet žiūriu, kad veikia ne taip, kaip kad turėjo veikti. Kas turi atsitikti, kad tu neišeitum į sceną? Jos ricina turėtų suveikti. Ką žinau, aš nieko neprisimenu. Atėjau, pamačiau, pasiėmiau, laimėjau ir išėjau. Aš tiesiog noriu tą informaciją dabar apdorot kažkaip, nes man kol kas dar šokas. Ką aš tau papasakosiu? Taip. Tavo partnerė, Evelina, Jėzau, kaip ant tave išgyrė. Kas čia vyksta tarp jūsų? Moterų meilė. We are the champions. Rūta nuleidus galvą, puk! Ir aš tokia, ką? Ir tu įsivaizduok, man sakė, sako, tu visą dainą užsimerkus dainavo. Aš nebuvau užsimerkus, tos blakstienos pasirodo buvo per didelės. Nu, daina tai yra, atrodo lengva iš šono, bet mums tai buvo žiauriai sunkiai, nes reikia daug dainuoti, daug žodžių. Va taip va, greitai, kaip aš neku, taip yra žodžiai ir dar reikia šokti, ir dar šipsotis, ir dar nepamiršti emocijų žodžių, visko daug. Na, pralaimėjau, bet čiuosi gerai. Viskas gerai ir aš padariau, kiek aš norėjau, padariau, ką galėjau ir iš tikrųjų viskas yra labai gerai. Visa salė atsistojus plojo ir žiauriai fainai. Aš kiek repetavau, tai taip niekada nesigaudau, kaip gavosi šiandien. Tai aš turbūt savim netgi džiaugiuosi. Ir nesveikai. Ką? Padariau tą viską, ko iš manęs prašė per repeticiją. Deivis ir Donatas eis paskui mane į miestą. Žodžiu, mes nušal esam sekspanas. Pas mane liko paskutinė baimė, antro posmelio žodžiai. Ir kas su jais? Nu, visą laiką man gaunas pirmas posmelis. Ką aš besistengiu daryti? Išgyvensiu. Skauda pilą. Visi įspūdžiai, viskas. Tai vis dėlto nepavyko. Ką padarysiu? Mane pasirinko labai faina, žiūri gerai. Nesitikėjau, bet labai faina. Repeticija, įspūdžiai, klausau. Vakar mes repetavom laidojimo Vilniaus laidojimo rūmų aikštelėje, ten mes naktį repetavom. Laidojimo rūmų aikštelėje elgėsi kaip laidojimo rūmų aikštelėje. Buvo primiręs toks šiek tiek, bet parepetavom vakar visai produktyviai. Kartais Gali labai daug padaryti ir tas, kas padarys mažiau, bet labiau. Kadangi abu praėjot, man reikia natos bendros iš jūsų, kuri sudaužytų stiklinę, veidrodį, langą ir mano širdį. Prašau. Gerai? Jo, išėjo. Pataikėm, yra.